Sveiki visi dingusieji, sveiki visi pamirštieji. Norėčiau pasifilmuoti, bet kamera, sakant, ne viską gali filmuoti, nes problema yra viena. Šitame pasaulyje vyksta tik tai visiška figna. Visi nori būti žymus, visi nori turėti kažką už dyką. Visi nori tiesiog eiti per gyvenimą ir galvoti, ar mes čia galime iš vis egzistuoti. Nesiparim, gyvenam, tiesiog savo meilę mes perimam. Kaip perėjimas, viščiukų genėjimas, ne? Mes tik kapojam ir galvojam, ar viso šito mes iš tikrųjų norėjom. Galbūt mums atrodo, kad viskas, kas buvo praeity, egzistuoja. O galbūt mes tiesiog bandome galvoti, kad kažkas nori, kad viskas, kas egzistavo šiuo momentu, yra tikrovė. O galbūt mes tiesiog sakėme, kad pamiršk tu savo praeitį, prisimink dabartį ir niekada neužmiršk, kad šitos smegenys ateitį mato. Taigi mes gyvename per savo gyvenimą su savo likimu, einame ir plaukiame banguotais savo likimo srautais. Ir niekada nesuprasime, ką mums žmogus bando paaiškinti. Nes mes vis tiek esame tokie, kokie esame. O galų gale vis tiek suvoksime, kad esi tu ir esu aš. Esi tu ir esu aš. Taigi, įsivaizduokit vieną tikrovę. Jeigu šita kamera būtų pajungta pastoviai, tu jaustumės labai nejaukiai, galų gale tikrai apkaltintum manim kažkuom netikru, ką aš vadinu tiesiog paprastu balsu arba garsu. Taigi, įsijauskime į kvapą, įsijauskime į esmę, pajauskime mes paprasčiausią prasmę. Ženkime, lyg būtume šios žemės apaštalai. Bet niekada nesuprasi vieno dalykėlio. Garso sustabdyti tu niekada negalėjai. Kad ir kiek besistengiai, vis tiek garsas tau kuteno tam tikrą vieną taktą. Taigi, įsivaizduokime, kad tai yra neparduotama ir galų gale tai bus neįkainojama. Bet galų gale tu niekada nesuprasi, ką šitas žmogus toks kaip aš galėjo suprasti. Nes aš girdėjau tik tai garsą. Taigi, praėjo meteliai, praėjo amžineliai, praėjo visi mano seneliai. Ir aš tik norėjau dauginti ir turėti savo tam tikrą gyslelę. Bet šitas ekranas, kaip suprantu, atsilieka labiau negu aš darau iš tiesų. Taigi, susitinkam mes čia ne laiku. Taigi gyvenkim ir džiaukimės, nes mes mylim labiau negu galime iš tikrųjų gauti. Tam tikrą džiaugsmą, kuris ne mumis skaido, o tas, kuris mumis tiesiog palaimina. Kad ir kaip tu supratai, nesvarbu žodžiai, svarbu, ką tu blembački padarei. Sėkmės jums, kad ir kokie jūs bebūtumėt vaikai.
Ačiū Jums labai. Bent už dėmesį ir galų gale už tą, kaip sakoma, negalėjimą. Nes kažkas kapoja mane labiau negu save. Taigi linkiu tau nepasiduoti, nes aš vis tiek rasiu tave.